va, košė kokia graži. Obuoliukus va dar dalinam. Dubenėlis košės, lėkštės sriubos ir obuolys. Ir tai gauna ne visi alkstantys. Vilniuje įsikūrusi organizacijos Caritas labdaros valgykla gali pagaminti maisto kiek daugiau negu 500 išalkusių žmonių. Tačiau to neužtenka. Prie nemokamai dalijimų pietų eilė pastaruoju metu tik ilgėja. Daugiausia prie šilto maisto rikiuojasi vyresni žmonės, gaunantys mažas pensijas ar kitas socialinės išmokas. Tačiau Carito atstovams kelia susirūpinimą tai, kad pastaraisiais mėnesiais nemokamo maisto prašo vis jaunesni žmonės. Paskutiniu metu tai iš tiesų daugėja darbingo amžiaus žmonių, kurie ankstesniais metais turėjo darbą ir maitindavosi iš savo rankų, iš savo pajamų. Tai yra didėja tikrai jaunų žmonių skaičius, nes tiesiog jie prarado darbą, prarado pajamas, baigėsi santaupos ir esam ten, kur esam. Sriuba, paskui būna kotlėtukas, duona. Nu, va tai būna. Dar kokie, jeigu eina pomidoras ar agurkas šviežias. Yra moterų, kurios, tarkim, yra susilaukusios vaikų, bet situacija yra tokia, kad tėvas arba nežino, arba neprisideda, tai yra jaunos moterys, vienišos mamos, kartais globos namų auklėtinės, jos ateina su kūdikiais ant rankų, nes išmaitinti vaiką jos gali tik tada, jeigu pavalgo pačios. Valdžios teiginius, kad ekonominis sunkmetis šalyje baigėsi, savanoriai vadina netiesa. Priešingai, padėtis esą tik blogėja, varguolių daugėja, o aukotojų mažėja. Prieš kelis metus netgi aukoja daugiau, ypač parduotuvės bazės, ten būtent tokių prekių kaip daržovės, ten vaisiai duodavo. Dabar kiek jau ten žmonės paaukoja, per maisto banką tik tai gauna. Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyvena kas 5 gyventojas. Kartais žmonės gėdijasi arba nedrįsta kreiptis, nes prašyti pagalbos yra sunku, tai tikrai nėra malonumas ateiti ir sakyti, aš neturiu iš ko pavalgyti.